Jauni, energingi kauniečiai įsigijo dar prieš Antrą pasaulinį karą pastatytą netradicinių formų namą. Labai retas toks, namukas. Ką jie sugebėjo čia savomis rankomis sukurti, nustebino net ir jau visko mačiusią laidos komandą. Aš be žado likau, aš net nežinau, ką pasakyti. Kiek šis spa centrą primenantis būstas kainavo ir kokių patarimų Beatričė su Mariumi turi jums, išgirsite laidoje Kada įkurtuvės. Sveiki mūsų brangus laidos svečiai. Kaip ir kiekvieną šeštadienį, labai laukiame jūsų prie ekranų. Keliausim apžiūrėti dar vienų tikrai išskirtinių namų, o namai yra ten, kur širdis. Tai šį kartą šioje laidoje pamatysite netgi ir, manau, per atstumą pajausite dviejų jaunuolių širdis, jų renovuotame name ir sienose, ir lubose, ir grindyse, ir net pačių kurtuose balduose. Tai keliaukim susipažinti su šios laidos herojais. Keliaujam pas jaunus kauniečius, susipažinsime su šeimyna. Sveiki. Sveiki. Kornelija. Marius. Malonu. Kaip Beatričė. Labai malonu, Beatričė. Tai sakykit, pirmiausia, toks klausimas kyla, iš kur jūs rado tokį tikrai neįprastų formų, visiškai neįprastą netradicinį namą, nes aš tokį pirmą kartą turbūt matau apskritai gyvenime. Tai gal pradžia tai buvo tokia, kad mes susitokėm, nuomavomės butą. Ir sakom, reikia susirasti savo nekilnojamą kažkokį turtą. Mes, kai jį nusipirkom, tai iš tikrųjų pirminis planas buvo toks. Antram aukšte mes gyvenam, o pirmą išnuomojam. O, visai gerai, čia verslo toks, ar ne? Bet, kai atsikraustėm, pajautėm tą, kad dviese yra visai smagu visą namą turėti. Tai ir taip ir pasiliko jisai mum dviem visas ir po truputį, va taip kažkaip ir... Krapštėtės, taip liaudiškai tariant, ar ne, patys prie jo? Į metus po darbo. Aha, tai kiek kvadratų yra šiame name? Šitas namas yra 138 kvadratiniai metrai. Jisai visas, jeigu taip apėjus, aplinkui pasižiūrėjus, tai jisai yra iš vienos pusės atrodo didelis, iš pagrindinės galbūt, iš kiemelio pusės jisai atrodo labai mažiukas, nes labai šlaitai skiriasi. Ir šičia dar turime garažą su pagalbinė tokia patalpėlė. Tai tenais dar, jeigu papildomai, tai dar gaunasi apie 80 kvadratinių metrų. Kiek jau laiko jame gyvenat ir taip darbuojatės? Tai jau paskaičiavom, kad bus 5. vasara. Lauko fasadas, kaip ir sakot, ar ne? Buvo prieš tai jisai kažkoks baltas, bet dar prieš tai buvo, kaip suprantu, medinis, kiek teko girdėti iš jūsų pasakojimo. Taip, kai mums pardavinėjo šitą namą, tai sakė, kad jis yra visas mūrinis. Iš tikrųjų, kai pradėjome ardyti, buvo pamatyta, kad mūras padarytas jisai yra, visas namas, bet iš vidaus yra karkasas. Kada išsigriovė visas vidus, tai tikrai matėsi visi balkiai ir kas tikrai stebino, kadangi tas namas yra 1939 metų, tai nei vienas balkis nebuvo supuvęs. Tai kaip nuspręsta buvo taip, tokiom, kaip čia pavadinti, ar ne, plokštelė? Tai čia yra skalūnas, čia yra akmuo, natūralus. Mes, kai rinkomės, ką daryti su tuo fasadu, tai žiūrėjom ir plastikinės dailylentės, ir medį, ir plastiko atsisakėm, nes jisai samanoja ir blunka. Metam bėgant, jį pastoviai turi plaut. Medį reikia dažyti, kas 5 metai, ten 8 metai. O paskiau taip žiūrim, yra skalūnas ir sakom, garantija 70 metų duoda tom plytelėm. Kaip ir užtenka jums, ar ne, maždaug? Tai sakom, visai gerai ir susidėjom, tai patys dėjom. Skalūnas, tai ar brangus tai yra akmuo? Jeigu samdaisi žmonės, tai brangus darbas, nes tikrai labai daug. Pats pati kaip ta plokštelė, kaip viską, nėra labai brangi. Kuo jisai, sakyčiau, pigus, tuo, kad priežiūros nėra. Kercherį galima pasijungti, nuplovi ir viskas. Gal tik tais jo minusas galbūt yra
jeigu vasarą miegi su atidarytais langais ir didelis vėjas, tai girdisi, kaip jisai šiek tiek barška. Tokį garsą. Jo, bet kai uždaryti langai, čia yra garso izoliacija tikrai gera padaryta dabar, nes yra apšiltintas, iš išorės tai ekovata mes šiltinom, o ir paskiau plevelė yra uždėta, viską garso izoliacinė ir jisai nieko nesigirdi, iš tikrųjų, ramiai galima miegoti. O ar nesudėtinga, ar nekilo iššūkių vis tik tai tokį akmenį čia taip visą gražiai sudėlioti? Nu, va čia, jo, iššūkis tai šičia didelis yra, nes jeigu pirmą eilę susidedi jau netiesiai, tai jau visą gerą. Wow. Tada dedi aukštyn ir gali būti, kad jau kokią 4-5 eilę visas teks ardyt ir iš naujo dėt. Tai labai yra svarbu pirmą eilę idealiai lygiai susidėti, tai jau šičia ir šniūrą tempiausi, ir su gulščiuku, ir su lazeriu vakare tikrinau. Dabar gal galime vidų keliauti, nėra dar toks jau šiltas šitas pavasaris pas mus. Tai ir šiaip įdomu, aišku, pasižiūrėti. Girdėjau, ten ir augalų daug, va ten tai tikrai pavasarį rasim. Taip. Aš tai tik atėjau čianais ir, tiesiog, aš be žado likau, aš net nežinau, ką pasakyti. Tiesas. Aš pirmą kartą turbūt atėjau į vietą ir mane taip užgniaužė net kvapą nuo tos erdvės, kuri taip kažkaip labai gražiai, įdomiai išnaudota ir jinai visa atvira yra, bet tarsi ir padalinta dalimis matosi. Su šituo pirmu aukštu, tai iš tikrųjų čia viskas, kas buvo labai, buvo kiek... Buvo 4 kambariai? Jo, 4 kambariukai buvo. 5 realiai erdvės. Viskas, kai griovėsi, kiekvieną sieną matėsi, kada, kur kas buvo daryta tas laikotarpis. Pavyzdžiui, irgi viena iš tų patalpų, tai va šita kolona kaip yra, ir nešančioji, tai ši čia buvo viena patalpa. Tai čia buvo jau vėliausiai darytas remontas, nes čia buvo mūrita jinai. Tai jinai, kai griovėsi, tai irgi labai, gal 1,5 kokių metų aš galvojau, ką šį čia daryti, kaip ją išgriauti, nes jinai viena iš nešančiųjų ir nebuvo aišku, ką daryti, kad namas laikiūtų. Tai ar nereikėjo projekto? Ne, projekto nereikėjo, nes palei pirminį namo projektą tai nėra nei vienos laikančiosios kaip ir sienos. Bet aš kviečiausi porą konstruktorių. Tai vienas buvo pasiūlymas medinę daryti, o kitas buvo pasiūlymas metalinę. Tai buvo prieita prie klijuotos medienos. Ir tikrai labai dailiai sukomponuoja į bendrą vaizdą, nes visiškai nekliūna. Jinai, tos kolonos visos čia taip natūraliai atrodo. Šita kolona tai tikrai buvo galvojama ganėtinai ilgai, diskutavom. Jos labai nesinorėjo, nes tokia vidury kambario, bet... Jo, labai, nes irgi galvojom, kaip čia tada su virtuvė, kiek to ploto virtuvė reikia, kaip ją daryti. Ir nes irgi atrodo 10 cm į vieną į kitą pusę ir paskiau jau atsiranda tas nepatogumas toks. Tai Na čia toks tarsi jūs išgriovėte sienas, bet kolonos atlaiko, atskiria skirtingas zonas. Tai tas irgi atrodo turbūt labai jaukiai, nėra tokia visiškai atvira čia erdvė, ar ne, tik tai tokiam irgi natūraliom priemonėm sugebėjo tą padaryti ir čia labai meistriškas buvo sprendimas. Manau, dabar su lubomis, sakot, buvo irgi ten, ar ne, balkių? Tai su lubom iš tikrųjų jos dar yra nepabaigtos, nes dar turėtų būti apdaila, dar matosi, kad tikrai yra ir varščiukų, ir vinukų dar jose kampuose. Tai kiekvienas balkis, kuris taip balkio imitacija, kuri yra, jinai iš tikrųjų paslėpia, apdirbtas yra tas senas pirminis balkis. Kadangi jie yra tie autentiški, kurie pirmto perdangos balkiai, jie labai kreivi, seni sudėti ir labai daug ten prikalta vinių yra, tai aš sakiau, jau neapsiimsim su šitais grožiais, jau tokiais atrodė per daug bergždžias reikalas, kad daryti visą šitą. Tai buvo prieitas toks sprendimas, kad tarpus padarom vieną medieną, o balkius biškį šviesesnę medieną. Ir paskui apdirbsim su kampukais visokiais ir galutinis variantas turėtų visai neblogas būti. Tai pradėkim tada nuo virtuvės, ar ne? Čia esam dabar arčiausiai. Tai pasakokite jos istoriją. Čia aišku viskas labai vientisa ir spalviškai ir tas stiliaus tokia prasme. Mums labai patiko šitą mėlyną. Iš tikrųjų mes norėjom mėlyną, žalsvą ir tas toks viską bandėm prie to derinti. Matau, salelę nemažą turite čia, tai ir taip pat komplektą visą gražų. Tai ar tai yra tai, kaip matėt, kokioje parduotuvėje nusipirkę, ar kažką gal pridėjot nuo savęs, ar pagal užsakymą galbūt pirkote?
Čia buvo toks kombinuotas užsakymas. Griaučiai buvo visi Ikėjos ir tada atskirai užsisakėm fasadus medinius. Bet jūs, Mariu, irgi girdėjau, kad net ir savomis rankomis esate gaminęs baldų. Tai nėra tik tai viskas apie fasadus, apdailas, bet dar ir interjerą. Taip, tai... Tai akvariumo spintelė. Jo, akvariumo spintelė. Staliukas irgi yra mūsų. Su šituo staliuku, tai čia yra staliukas ant staliuko. Taip. Dėl ko? Dėl to, kad buvo pats pirmas mūsų staliukas, kai nuomavomės butą, tai ten nebuvo to staliuko tokio, tai aš pats jį padariau, bet jisai toks buvo, visai jau labai primityvus. Ir šį čia gavosi, kad irgi remontą, kai dariau, grioviau sieną, liko balkiai iš antro aukšto, ten remonto žmonių visai tvarkingi, tai va gavosi kojos iš tų balkių. Paskiau ant seno staliuko uždėjom irgi dailylentes, irgi uosinės, nes šį čia dirbau irgi tokį namuką įrenginėjom, pas tėvukus jie darėsi, tai uosinės grindis dėjosi, tai liko lentų, tai tas lentos gražiai čia suėjo ir gavosi toks stalviršis. Jeigu apie augalus kalbant... Čia jau kita tema, matau. Jo, čia jau galim kitai laidai. Tai čia daug augalų yra mums padovanotų, tai yra įkurtuvėm, tai va šitas fikusas tai yra mano sesės ir va, pavyzdžiui, va šitas yra pinigų medis, vadinamas irgi. Tai jisai pas mane auga, o pas mano sesę jisai visiškai neauga ir net važiuoja ir jinai labai pavydi mum jo, kad jisai čia toks žalias ir gražus. Šitą pinigų medį irgi kitą, tą tradicišką jau mūsų klimate padovanojo irgi, tai buvo gal tik 2 šakelės, jis antram aukšte ten buvo nutrenktas į tokią tamsėje ir neaugo. Čia realiai užaugo per gal... per 1,5 metų, kai pirmą aukštą atsinešim. O kalbant apie jūsų dar čia truputį išplanavimus ir langai, ar jie ir tokie buvo va, tokiose vietose, ar jums teko kažką čia iš esmės transformuoti, jų vietas, gal net, nežinau, ar čia... Tai langus mes didinomės. Nesakau, tokie dideli. Ir šitas, tai naujas langas. Čia nebuvo. Norėjusi jums daugiau, ar ne, to švieso šiek tiek? Sakom, kiemelio nematysim. Kaip šildotės, papasakokite namus? Mūsų namai tai jau yra šį čia toks labai kombinuotas šildymas, nes turim ir oras šilumos siurblį, tai antram aukšte jisai yra, planuojamas ir pirmam šį čia pasistatyti virš paveikslo. Toliau yra dujinis šildymas. Ir yra malkinis šildymas. Dabar keliaukim pas jūs į vonę, čia suprantu, jūsų vonė yra. Čia jau mūsų toks projektas irgi dar sąlyginai pabaigtas, bet nepabaigtas yra. Turėtų būti kaip plytelės, dar čia norim stiklinę sieną statyti, bet... Bet vis tiek bus stiklinė tokia, matysis, neuždengs viso šito. Ne, užuolaidos bus. Vonios spintelė irgi mūsų, jau irgi mano rankų darbas yra irgi padaryta. Vonė irgi laisvai pastatoma, bet ant balkių. Kas smagu, kad jūs ir plyteles radot irgi tokios spalvos, mėlynos, ar ne, kaip norėjote matyti. Ar sudėtinga buvo irgi rasti čia viską taip, ir užuolaidas, matau, visokios tokios detalės smulkios, bet vis tiek jums kažkaip gražiai čia įsikomponavo mėlynos spalvos. Iš tikrųjų, su plytelėm tai tikrai buvo sunku. Nenorėjom standartinių, klasikinių, dabar tų didelio formato, kada deda jau tikrai didelės. Kažkaip labai noras buvo didelis mažų plytelių. Jo, aš labai norėjau eglutės ant sienos. Ai, tai buvo kompromisas, matau. Taip, mano buvo eglutė ir labai norėjau šitų šešiakampį. Ar galim antrą aukštą pasižiūrėti? Taip, drąsiai. Ačiū labai. Kaip smagu matyti, kad yra dar neišbaigtų vietų. Jo, 2 plytelės neužklijuotos. Plytelės neužklijuotos, nes reikia laiptų kitų. Tai ką, atėjom į antrą aukštą ir neužkeliavom ir iškart vėl čia spalvos. Net čia durys jūsų tokios ir nespalvotos. Oho. Taip. Kaip čia taip? Kas čia per sprendimas? Papasakokite. Čia irgi toks kūrybinis sprendimas, labai nenorėjom varstamų durų, norėjom stumdomų. Tai kažkaip Marius sugalvojo pats padaryti tokias. Tapetą įdėti, surasti. Čia ne jūs piešėte, ar ne? Ne, dailė... Čia toks universalus dalykas, atsibosi, įsiklijuosi naują. Jo, nes Kitą tapetą galima, ne, irgi čia geras. Nes yra padaryta tai, kad galima išsiardyti. Pasikeičia vaizdas visis.
Kokias patalpas mes čia turime dabar Tai gal pradėkim nuo šitos. Ar nuo koridorių? Čia kažkada buvo mūsų virtuvė. Kur plytelės yra virtuvė buvo? Plytelės buvo virtuvė ant aukšto ir buvo mūsų svetainė. Tai paskui, kai persikrustėm, tai čia liko ant aukšto svetainė, kaip vadinam. Tai bus toks holas su knygų spintom greičiausiai kažkokiam susidėti grožiams. Ir čia tada atsirado siena, atsirado kambarys. Kol kas dar toks neapgyvendintas nieko. Augaliukai gyvena, matau. Čia gyvena karantininiai augalai. Tie, kurie žiemą per mažai saulės gavo šviesos ir pametė savo gyvastį. Šiaip tai va šičia, kur yra, matosi, kad tokia kamštinė apdaila padaryta, tai čia buvo kambariukas va tenais. Šitos sienos nebuvo. Čia buvo vaiko kambarys, mes kai atsikrausėm. Šita siena buvo pati pirma, kurią išgriaunėm. Aš dar negaliu nepastebėti ir jūsų kitų rankų darbų, tai čia Beatričės, kaip suprantu, ar ne? Čia jau jos asmeninė veikla tokia yra, matau, grožiai. Karantininis Irgi va. hobis. Oho. Pinimai. Wow, čia iš karto tokia žalia spalva raminanti, ar ne? Čia visiškai kitoks kambarys. Visiškai kitaip atrodo. Jo, Nemėlyna. Iškrentantis iš viso konteksto samanų žalia spalva. Bet medžiaga ta pati irgi molio tinkas, kaip ir pirmam aukšte visur. Jo, va, kas liečia sienų apdailą, tai pas mus visur yra molio tinkas. Arba plytelės, arba molio tinkas. Klausimas, dėl ko molio tinkas? Dėl to, kad jam nereikia lygumo. Kuo kreiviau, Tai įdomiau. tuo gražiau. Taigi ir dabar labai madinga yra. Bet dabar su molio tinku, va, kiek pastebėjom, tai yra tas, kad visi stengiasi išgauti irgi tą lygų tokį viską. Ne, pas mane, jeigu gerai pažiūrėjus, ir kampai kreivi, ir lubos kreivos, visur kreiva. Bet iš esmės, tai ar tai Ir yra gražu. svarbu, ar ne? Ne. Tai turbūt kaip tik Tai dar. va, čia ir parodimas, kad iš tikrųjų galima daryti ir kreivai, ir šleivai. Ir nebūtina turėti lygių sienų, kad ten su lempa eiti, žiūrėti tą šešėlį krentantį visą. Ne, galima kreivai, įdomiai, dar įdomiau, galėsi pasakyti, va, aš čia padariau, žiūrėk, čia yra brokas ir čia jisai bus, nes man jisai čia patinka. Tai va. Labai faina, Tai- man patinka jūsų požiūris tikrai šitą vietą. Tai va, kitas dalykas, spintą irgi patys darėm, irgi įdomus dalykas, lentos visos, kurios liko nuo lubų. Pirmo aukšto likutis nesusikūreno, buvo gražiai padėtos ir buvo spinta padaryta. Labai gražus miegamasis, tikrai. Ir dar vonę turi čia nemažą, matau, kambarį visą. Taip, tai šičia vonia, tai, nu čia buvo šiaip dvi patalpos, gavosi viena patalpa dabar. Dušą didelį, gal biškai per didelį, bet jame dabar daugiau pliusų išvelgiam, nes atsistoji, lietutis bėga, tada vieną žingsnį į šoną nusimuilinį ir atgal nusiprūsi. Tai toks, jo, fainas dalykas. Kriauklė irgi, staliukas irgi padarytas yra šičia vietoj, dar trūksta biškai jam apdailos, kai kurios vamžiam, kad pakavoti ir stalčiuką dar reikėtų pasidaryti. Skalbimo mašina irgi antram aukšte, vieta palikta yra džiovikliai. Viskas atrodo čia išbaigta, ar ne, iki Jo, galo. Tai ką, tai o čia, sakėt, bus tokia kaip svetainės erdvė, ar ne? Labiau kaip atvira, ar... Holas jo tiesiog. Čia dar dviejų metų projektas. Laiptai, kada pasistatys, tai turime irgi molio tinką, nusipirkę viską, liks tik tais išsidažyti, bet reikia laiptų. Ir lubos jau yra sutvarkytos, išdažytos galutinai, tai sienos pasidarys, kada laiptai atsiras, nes ten turi laiptinės irgi tą sieną visą susitvarkyti. Tai ką, išėjom pas jūsų kiemelį. Pirmas dalykas, ką pamačiau, tai tą jūsų balkonėlį. Čia balkonėlis įeinamas yra? Jūs einat ten ar tiesiog jis toks dėl vaizdo labiau? Mes nerūkom. Tai tik dėl to, ne? Nėra. Buvo kažkada didesnis. Jis buvo iki šito stogo. Bet nusprendėm, kad mums labai saulė užstoja jisai. Tai... Supratau. Tai tiesiog čia turit tą savo didžiąją tokią terasėlę, ar ne? Taip. Kur ateinat jau laukia pabūti. Kuri irgi buvo pakeista. Jinai tokia buvo labai tamsi ir tokia labai apauginta vijokliais. Ir sunaikinom viską, išgriovėm, padarėm šviesę. Tokią balkius, tai va
visi konstrukcinė mediena visa panaudota, nuo namo šiltinimo likučiai laikinam, gal kažkada pakeisim į gražesnius kažkokius tai. Bet iš principo dabar va toks va išeit, pasėdėt, vasarą kavos atsigert, visai fainai. Tai dabar pabaigai sakykit, kokie jūsų va tokie artimiausi planai? Ar tai yra laiptai, kurie šiuo metu gaminame, ar ne? Tai laiptinė ir antro aukšto koridorius holas yra susitvarkyti. Aha. O paskiau kažkada tai va virš garažo didelę terasą turėjo. O dabar pabaigai jau kalbant apie visus jūsų finansus, čia yra įdomioji dalis. Tai už kokią sumą jūs įsigijote šį būstą? Pirminė pirkimo kaina tai buvo 85 ar 89 tūkstančiai eurų kainavo šitas visas. Čia prieš 5 metus gerus. Jo. Nu dabar, aišku, visai kitokios gal galimybės. Mes išlošėm, nes tas laikotarpis buvo toks fainas, kad mes nusipirkom, vasarą jau šitie žmonės galėjo gauti virš 100, paskiau dar už metų pažiūrėjom beveik ir 200 jau būtų galėjo gauti, nes šičia buvo tas karantininis pikas, kada visiems labai visko reikėjo. Kiemelių, namų, didesnių plotų, o mums kažkaip taip iššokom į tą paskutinį traukinį ir gavosi va, toks visai fainas pirkinys. Tai įsigijate už 80 maždaug tūkstančių ir po truputį jau tvarkėtės. Taip. Ten jau kiti buvo finansai, tų finansų ar kažkur esate užsirašę, kiek ten jau jums kainavo iš viso? Užsirašę tai ne, bet jeigu taip žvelgiant, žiūrint, skaičiuojant. Dar marots tiek pat neišleidom, kiek už namą pirkom. Dar marots neviršėm. Oi, net pusės dar turbūt nebus. Nu, pusė gal, bet iki gal nebus ten labai kosminiai tie skaičiai galbūt. Kadangi labai daug savo rankom darom, tai sutaupom darbą. Taip, čia yra atsakymas į visus klausimus. Tiesiog bandykite. Kaip pavyzdys, tai vat, namo apšiltinimas, tai šitą tai buvom tikrai skaičiavę. Tai namo apšiltinimas su visa apdaila, su visko mums išėjo 5000 eurų. Tai jau čia toks labai solidžiai, labai nedidelė kaina. Plius kiekvienas padarytas darbas daugiau džiaugsmo suteikia negu kad svetimom rankytėm. Čia ir užbaigsim šitą laidą. Tikriausiai taip. Labai gražia fraze ir tikrai įkvėpimu daryti, bandyti ir tų nelygumų nebijoti tikriausiai dėl to, kad tie nelygumai kaip tik gali tapti kažkokiais pliusais ir kaip tik... Istoriją papasakat svečiams. Istoriją savo turėti. Tai ačiū Jums labai, kad čia mus pasikvietėte šį kartą. Ačiū Jums. Kuo didžiausios sėkmės Jums ir toliau čia paskutinius štrichus dėliojantis. Dėkui. Tai ką, man, žinokit, atrodo vienintelė mintis, kurią būtina visiems įsinešti iš šios laidos, tai kad netobulumai tik tai puošia ir ypatingai, kai viską kuri savomis rankomis. Nei iš savęs, nei iš aplinkos nereikia per daug turbūt reikalauti, o kaip tik tai pasidžiaugti tuo, kas yra, na, galbūt šiek tiek kreivoka ar šleivoka, kažkaip tai kitaip, neįprastai, tik tai pasakosit dar įdomesnį istoriją savo artimiesiems bei draugams atvykusiems pas jūs į svečius. Na, o šį kartą su jumis atsisveikinu, tikrai dėkoju, kad užsukote pas mus į svečius, būtinai kitą kartą, žinokit, pasikvieskit čia ir draugus, ir artimuosius, visi laidoje yra laukiami. O mes dabar bėgame ieškoti kitų įkurtuvininkų, pasimatykime lygiai po savaitę, šeštadienį 13 val. Iki.